Sveiki, šiandien keistai skamba, kai vakar nežinau, ar balso stygos iš tikrųjų leis man šiandien kalbėti, bet ačiū Dievui, pavyko kažkaip, nežinau, atgaivinti. Ir mano kolega šiandien kalbėjo jums, o aš noriu pasikalbėti su jumis. Todėl aš norėsiu jūs įtraukti į diskusiją ir į diskusiją įtraukti taip, kad kai užduosiu klausimą, paprašysiu jūsų pakelti rankas. Taigi pirmasis klausimas, kas šiandien atvykote savo automobiliu į šį renginį? Nemažai. Ką kada nors gyvenime buvo sustabdę policijos pareigūnai? Aš netikrinu, ar jūs nusikaltėliai čia tiesiog. Ar policija dirba? Gerai. O kas esate sustabdę patys policijos pareigūnus? Norit šitą istoriją išgirsti? Iš tikrųjų, šią dieną su Teltonika dirbom ties 4. karta produktų, bet 1. karta turėjo savo niuansų. Mūsų gaminius kažkada Lietuvos policija susimontavo į savo mašinas ir vieną dieną nutiko 2000-ieji. Atsimenat, kai sakydavo, sueis 2000-ųjų sausio 1 ir visi kompiuteriai ir internetas nusproks. Tai vat kažkas panašaus nutiko su mūsų gaminiais. Keletoje policijos mašinų, kurios turėjo 1. kartos gaminius, tiesiog tie gaminiai nustojo veikti ir jie nustojo veikti ne dėl to, kad gaminys sugedo. Tiesiog mūsų programuotojas, kodindamas gaminį, paliko klaidą, nes jis netikėjo, kad tie gaminiai veiks 10 metų. O kadangi gaminiai filtruoja visokias pozicijų šuolius ir panašiai, tam buvo įrašyta data, kad virš tos datos visa kita yra nerealistiška. Ir ta data suėjo. Ir taip gaminiai tiesiog nustojo veikti. Aišku, firmware update visą tą sutvarkė, bet pereikim, neprisistačiau, nemandagus, ne? Taigi, esu Marius Lavinskas, savo kelią Teltonikoje pradėjau prieš 14 metų kaip pardavėjas, todėl šiandien iš pardavimų pasimsiu šiek tiek storytellingo ir papasakosiu jums keletą mūsų vidinių istorijų, kurių turbūt niekas į koridorius iki šiol neišnešė. Papletkinsim, taip sakant. Tai vat, nuo 2019 metų pradėjau dirbti su produktais ir iš tikrųjų vienas iš mano pirmųjų projektų buvo su CTB, mūsų lietuviška kompanija. Mes tuo metu paleidom sprendimą paspirtukams. Gaminys, kuris leido atrakinti paspirtuką, reguliuoti jo greitį ir panašiai. Ir šiai dienai esu Teltonika Telematics produktų skyriaus vadovas. Man labai rezonavo šiandien Remigijaus tema, kadangi mes patys dirbam su tom technologijom 2G, 3G, 4G, LTE, Narobandas ir visa kita. Bet Remigijus kalbėjo apie Nokios nesėkmės istoriją. Mes lietuviai, mes mėgstame, ne, kai kaimyno tvartas dega. Taip smagiau. Tai aš noriu pakeisti šitą mindsetą ir noriu pasakyti, kad mokytis reikia ne iš klaidų, o iš sėkmės istorijų. Ir keletą sėkmės istorijų turbūt pažįstat šitos du gamintojus, Tesla ir BYD. Gal kažkas su Tesla šiandien atvažiavot? Pakelkit ranką. Va, turim vieną. Kodėl nepardavėjai po Masko pasisakymų? Jo, tai iš tikrųjų, ką padarė Tesla, kodėl ta transformacija galim laikyti sėkmės istoriją, nes Maskas atėjo su labai aiškiai idėja, kad reikia kurti kompiuterį ant ratų, ne vidaus degimo variklį, su skarbonke ir konkuruoti su visais, o ateiti su visiškai naujų konceptų į rinką. Ir turbūt Maskas pastatė all-in ir pasisekė geriau negu Stepukonijoje, ne? Kita sėkmės istorija – BYD. Žinot, BYD atėjo į rinką kaip baterijų gamintojas. Kūrė baterijas telefonams, planšetėms, kompiuteriams. Po to pagalvojo, kad elektrifikacija tai yra ateitis. Ir kodėl tą ateitį duot kitiems? Kam tos pinigus barstyti ir atiduot kažkam? Todėl jie pradėjo kurti visą pilną sprendimą. Pradėjo kurti baterijų paketus vėjo jėgainėms, tada nusprendė, kad reikia ir automobilius patiems surinkinėti. O kam duot gamintojams kažką gaminti? Davai mes patys pasigaminsim baterijas, patys pasigaminsim variklius, patys surinksim automobilį ir pasiimsim visą profitą savo. Tik tais buvo toks Bloomberg interviu 2011 metais, kada Maskas paklaustas, ką manot apie savo konkurentus, BYD, pradėjo juoktis ir sako, jūs matėt, kaip jų dizainas atrodo? Ten ne mašina, ten kažkoks cenzūra. Tai va, tai vienas akcentas, niekada nenuvertinkit savo konkurentų. Ką mes darom patys,
Jeigu konkurentas išleido naują gaminį, jisai pas mus tą patį mėnesį jau gulės lentynoje ir mes tą gaminį analizuosim. Kalbant apie mūsų transformaciją, prieikiam prie telematiksų dalies, iš tikrųjų, prieš 3 metus mūsų veiklos modelis buvo labai paprastas. R&D kūrė gaminius. Kokia problema? Kai visi už viską atsako, niekas už nieką neatsako. Taip, tai gerai veikia, kada kompanija yra maža ir kada tavo produktų krepšelis yra nedidelis. Tu gali labai greitai pribėgti, sutvarkyti problemą, paleisti naują gaminį ir keliauji toliau. Kai tavo portfelį sudaro 260 gaminių, modifikacijų ir variacijų, tokiu veiklos modeliu dirbti nebeįmanoma. Todėl mes pradėjome įsivedinėti kitą modelį, produktų vystymo skyrių. Bet jis turi irgi savo pliusų ir minusų. Šiai dienai mes turim 5 produktų krepšelius. Kiekvieną krepšelį sudaro dar produktų grupės, bet tam, kad tas veiktų, reikia procedūrų. Kita problema, iš kurios mes mokėmės iš tikrųjų per tuos ilgus metus gaminių kūrimo, nes kompanija egzistuoja nuo 98 metų ir kuria gaminius. Šiai dienai pagaminam daugiau negu 5 milijonus gaminių per metus. Ir tie gaminiai keliavo su savo istorija. Vieni buvo sukurti su viena firmware architektūra, kiti su kita architektūra, nes vieni jungiasi prie maitinimo, kiti veikia iš baterijos, vieni yra pakraunami, kiti nepakraunami. Ir taip mūsų firmware architektūros pradėjo ilgainiui išsigimti. Tai tam, kad šitą problemą išsispręst, kurdami dabar naujosios kartos gaminius, tak mūsų 4. generacija, mes nusimatėm taip, kad visus tos gaminius mes galėtumėm kurti ant vienos architektūros ne tik šiandien, bet ir, kaip Remigijus sakė, kad tie gaminiai veiktų 10-15 metų. Ir visus funkcionalumus, kuriuos mes lipdysim ant viršaus, tie gaminiai nesulūžtų ir nesugriūtų. Kalbant apie šitą pačią istoriją, prieš 2 metus pas mus atėjo didelis Vokietijos rinkos automotive žaidėjas ir sako, žiūrėkit, aš žinau jūsų kompaniją, turit gerus atsiliepimus, kūrėt gerus produktus, aš dedu jums 500 000 eurų ant stalo ir sutartį 3 metam 50 000 gaminių. Kas būtumėt paėmę šitą projektą? Neėmėt? Per maži pinigai? Mes irgi neėmėm. Ir neėmėm todėl, kad tam, kad kažką padaryti, turi kažko atsisakyti. Tai vardan augimo galimybės mes suprantam, kad mes turim paaukoti galbūt 10% esamų klientų. Ir paskutinis gabaliukas, matau, kad viršiau laiką, bet dar švilpuko nebuvo. Taigi, kuriant naują platformą, vėlgi pradėsiu nuo istorijos. Atsimenat COVID-ą? Kas atsitiko per COVID-ą? Užsidarė visos komponentų gamyklos. Visi kiniečiai išvažiavo iš gamyklo, gamyklos nustojo veikti, o tada visi suprato, palaukit, o kaip vaikai mokysis? Reikia planšečių, reikia kompiuterių, reikia nuotolinio darbo ir mokymosi galimybių. Ir tada visi sudėjo užsakymus, davai gaminam Samsungus ir visą kitą. Mes tuo metu irgi kūrėm savo gaminius ir įsivaizduoju, kad skambina mūsų komponentų tiekėjas. Sako, bus labai sunkus pokalbis. Aš suprantu, kad po šito pokalbio turbūt man bus sunku iki jūsų po to dasibelst ilgainiui, nes mums paskambino tokia teta, Angela Merkel. Ir pasakė, kad Volkswagenui šitų komponentų reikia labiau. Tai jūs gausit savo komponentus po maždaug 14 mėnesių. Taigi, užlipę šito grėblio mes supratom, kad mūsų nauja architektūra turi lengvai leisti pakeisti apatinį layerį, reiškia hardware komponentus, nesugriaunant funkcionalumo. Ir šitą platformą mes kuriam taip, kad bet kuris tiekėjas, jeigu jis negali mums patiekti, ar nusprendžia, kad ten pasikeičia situacija, ar įvyksta, nežinau, kataklizmas, mes galim įsilituoti bet kurį kitą komponentą ir mūsų funkcionalumas nesugrius, gaminiai veiks toliau. Taigi, pabaigai. 3 dalykai. Transformacija prasideda nuo žmonių, mokykit juos, įgalinkit juos, įtraukit, tada apgalvokit procesus, kurie leistų jums sėkmingai judėti į priekį. Ir technologijos tai yra tik įrankis. Investuokit. Ir tą pradėkit daryti jau šiandien. O aš mėgstu storytellingą ir daugiau istorijų rasit pas mane LinkedIn. Ačiū Mariau, bet puikus pristatymas, aš nešilviu, nes buvo įdomu klausytis. Tikiuosi, kad ir jums taip pat. Klausimų yra daug, pabandykim kelis atsakyti, kiek per 5 minutės spėsim. Kokia yra autonominio vairavimo perspektyva per ateinančius 5 metus Europoje?
Europa pas mus, žinot, mes mūsų teisės departamentą vadinam prevention departamentu, tai panašiai su Europos Sąjunga. Iš tikrųjų, labai daug reglamentų įtakoja, kad turbūt autonominio vairavimo mes dar kokių 10 metų nesulauksim. Ok, pirmiausiai vairuos kinai, amerikiečiai ir tada gal europiečiai. Kurie teltonikos telematikos sprendimai šiandien turi didžiausią poveikį klientų verslui? Iš to, ką turit šiandien? Iš tikrųjų, žinot, aš pats 14 metų dirbu teltonikai ir anksčiau, ko reikėjo klientam, tai buvo dot on the map. Maždaug kur mano mašina yra dabar. Ir ilgainiui tai transformavosi į tai, kad mums reikia ir predictive maintenance, kad galėtumėm sėkmingai valdyti, kada mano automobiliui reikės pakeisti tepalus, gal kada reikės, nežinau, pakeisti kitus komponentus, elementus, stabdžius, nuvaryti technikinį ir taip toliau. Tai mūsų sprendimai dabar yra ant tiek kompleks, kad mes galim pasakyti ne tik, kur mašina randasi, bet ir ką su ją veikti. Ok. Kokia telematikos įrangos ateities vizija, kur keliauja sprendimai bendrai, jeigu taip trumpai? Iš tikrųjų, sprendimai ne tiek ir keičiasi, galbūt panaudojimo scenarijai keičiasi labiau. Nes jeigu anksčiau, kaip sakė mane, stolen vehicle recovery dot on the map buvo pakankamai, tai dabar prasideda ir car sharingas, ir, nežinau, ten predictive, tas pats maintenance, stoko managementas, daug skirtingų panaudojimo sričių ir žmonės pradeda suprast, kad ten, kur yra problemų, ten galima uždirbti pinigų, o tos pinigus uždirbti padeda telematikos įrenginiai. Dar turim porą minučių. Kaip nelikti už bordo, jei esi visiškai technologiškai priklausomas nuo overseas kompanijų, ypač dėl politinių pokyčių, kalbam apie TSMC, Microsoft, Amazon ir kitas. Ar yra planas B teltonikoje? Jo, pas mus yra ir planas B, ir planas C. Realiai mes dirbdami su komponentų tiekėjais visą laiką turim planą B ir planą C ir jiem paskirstam, kaip ten buvo 70-20-10, tai maždaug mūsų proporcija atrodo labai panašiai. Mes visą laiką turim 3 tiekėjus tam pačiam komponentui, tai pačiai pozicijai ir jie gauna tiesiog skirtingą pyrago galį. Nors tu sakai, kad geriau mokykimės iš sėkmės istorijų, o ne iš klaidų, bet mums vis tiek įdomiausia žinoti, kuris sprendimas jūsų karjeroje ilgametį jums asmeniškai buvo sunkiausias, bet galiausiai pasirodė teisingas. Sunkiausia turbūt yra, kai tu investuoji į projektą ir nenuėjęs pilno kelio turi išmesti pinigus į balą, sustojęs, pavyzdžiui, 50% to projekto išvystymo. Tai va tai, kas atsitiko per COVID ir buvo maždaug tokia situacija, kai mes gaminį paleidom į pilotinės serijas, bet nepaleidom į masinę gamybą vien tik dėl to, kad mūsų procesoriaus tiekėjas pasakė, kad sorry. Covidas. Covidas. Taip. Ačiū, Mariau. Tikiuosi, kad kito Covido nebus.